Šioje vaizdo pamokoje sužinosite, kaip saugiai ir veiksmingai naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis. Skaitmeniniai sandoriai tapo pagrindinė kasdienės finansinės veiklos dalimi nuo internetinės bankininkystės iki mokėjimų mobiliu telefonu. Daugelis žmonių vis dar vengia naudotis skaitmeninėmis paslaugomis, nes baiminasi dėl saugumo, privatumo ir galimo sukčiavimo. Pasitikėjimas skaitmeniniais sandoriais ir saugumu reiškia, kad gebate: Pirma, suprasti, kaip veikia skaitmeniniai sandoriai ir atpažinti saugius mokėjimo būdus. Antra, atpažinti ir išvengti sukčiavimo, apgavystės ir kibernetinės grėsmės pavojų. Trečia, apsaugoti savo finansinę informaciją, naudojant patikimas saugumo priemones, pavyzdžiui, 2 veiksnių autentifikavimą, šifravimą ir saugius slaptažodžius. Ketvirta, įvertinti skaitmeninių paslaugų teikėjų patikimumą prieš atliekant finansinės operacijas jų platformose. Penkta, savarankiškai priimti duomenimis grįstus finansinius sprendimus naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis. Pasitikėjimo savimi stiprinimas padeda žmonėms saugiai naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis bei drąsiai veikti skaitmeninėje ekonomikoje, nebijant sukčiavimo ar saugumo pažeidimų. Pirmas žingsnis. Kas užtikrina skaitmeninių finansinių paslaugų saugumą? Naudodamiesi internetinę bankininkystę, skaitmeninėmis piniginėmis ar mokėjimo programėlėmis, tikriausiai norite jaustis saugus, žinodami, kad jūsų pinigai ir duomenys yra apsaugoti. Patikima skaitmeninė finansinė paslauga turėtų saugoti jūsų asmeninę ir finansinę informaciją, naudoti patikimas apsaugos priemones, pavyzdžiui, slaptažodžius ir patikrinimo kodus. Iš anksto tiksliai paaiškinti visus mokesčius ir rinkliavas. Turėti gerą reputaciją ir pateikti teigiamus naudotojų atsiliepimus. Suteikti reikalingą ir patikimą pagalbą kilus problemoms. Todėl prieš naudodamiesi finansinę paslaugą, įsitikinkite, ar ji turi šias savybes, tai padės užtikrinti jūsų saugumą. Antras žingsnis. Kaip atpažinti sukčius ir išvengti apgavysčių. Daugelis internetinių sukčių bando apgaulę priversti jūs atiduoti pinigus arba pateikti asmeninę informaciją. Dažniausiai pasitaikantys sukčiavimo atvejai yra netikri elektroniniai laiškai ar žinutės iš bankų ar vyriausybinių agentūrų, kuriuose prašoma pateikti prisijungimo duomenis. Arba netikėti skambučiai telefonu, kai prašoma atskleisti mokėjimo duomenis ar asmeninę informaciją. Niekada su niekuo nesidalinkite savo bankininkystės duomenimis ar slaptažodžiais. Jūsų bankas niekada jų neprašo. Kitas dažnas sukčiavimo būdas – nerealūs investicijų pasiūlymai, žadantys lengvus pinigus arba garantuotai didelę grąžą. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, greičiausiai taip ir yra. Kartais interneto pardavėjai ar pirkėjai prašo pinigų iš anksto, bet niekada nepristato produkto. Todėl patikrinkite, ar įmonė arba paslauga yra teisėta. Ieškokite atsiliepimų ir patikrinkite, ar ji yra oficialiai registruota. Taip pat būkite atsargus su įtartinai atrodančiais elektroniniais laiškais. Kai kuriuose elektroniniuose laiškuose yra nuorodų ar priedų su virusais arba jie veda į kenkėjiškas interneto svetaines. Jei įtarėte sukčiavimą, praneškite apie jį savo bankui arba finansinių paslaugų teikėjui. Trečias žingsnis. Kaip apsaugoti savo skaitmeninės finansinės paskyras. Norint apsaugoti savo finansinę informaciją, svarbu naudoti patikimas saugumo priemones. Pirmiausia, naudokite tvirtus slaptažodžius, kad apsaugotumėte savo sąskaitą. Norėdami sukurti stiprius slaptažodžius, naudokite raidžių, skaičių ir simbolių derinį.
Tada įjunkite 2 veiksnių autentifikavimą, prisijungimui naudokite slaptažodį ir vienkartinį kodą. Šis būdas garantuoja papildomą apsaugą. Taip pat reguliariai tikrinkite savo paskyrą. Jei pastebėjote įtartiną veiklą ar nežinomas operacijas, nedelsdami praneškite apie tai savo finansų įstaigai. Jei įmanoma, bankinėms operacijoms venkite naudotis viešuoju Wi-Fi ryšiu ir vietoj jo naudokite saugių ryšių. Jei naudojatės bendrais įrenginiais, baigę darbą, nepamirškite atsijungti nuo savo paskyros. Naudokite saugius atsiskaitimo būdus, pavyzdžiui, kredito korteles arba mokėjimo platformas, kurios turi apsaugą nuo sukčių. 4. žingsnis. Įvertinkite skaitmeninių finansinių paslaugų teikėjo patikimumą. Pirmiausia, finansinės programėlės atsisiųskite tik iš oficialių šaltinių, pavyzdžiui, App Store arba Google Play. Prieš naudodamiesi bankų mokėjimo programėlę ar skaitmeninę piniginę, įvertinkite jų patikimumą, kad įsitikintumėte, jog jūsų finansai yra saugūs. Atidžiai perskaitykite ir patikrinkite paslaugos teikimo taisyklės ir sąlygas. Saugokitės paslėptų mokesčių ar papildomų paslaugų siūlymų. Perskaitykite naudotojų atsiliepimus internete, atkreipkite dėmesį, ar kiti praneša apie skaidrią duomenų tvarkymo politiką ir patikimą paslaugos teikimą. Patikrinkite, kaip veikia klientų aptarnavimo tarnyba. Prastas aptarnavimas gali rodyti paslaugos nepatikimumą. Patikrinkite, ar paslauga naudoja bankinio lygio duomenų šifravimą ir yra reguliuojama oficialių finansų priežiūros institucijų. Peržiūrėkite privatumo politiką tam, kad sužinotumėte, ar jūsų duomenys perduodami ar naudojami tik programėlės veikimui užtikrinti. Atkreipkite dėmesį į reguliarius saugumo atnaujinimus, kurie rodo, kad programėlė yra aktyviai prižiūrima, siekiant pašalinti įvairius nesklandumus ir apsaugoti jūsų finansinius duomenis nuo kylančių grėsmių. Jei šių savybių nėra, gali būti, kad paslauga naudotis bus nesaugu. 5. žingsnis. Priimkite atsakingus finansinius sprendimus. Prieš pasirašydami sutartį palyginkite kelių finansinių programėlių mokesčius, palūkanų normas, taisyklės ir sąlygas. Tuomet galėsite kontroliuoti savo sprendimus ir pasirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias paslaugas. Šiuo tikslu naudokitės palyginimo įrankiais, klauskite draugų patirties ir apsilankykite interneto diskusijų forumuose. Taip kaupsite žinias ir pasitikėjimą savimi, kurie padės jums apsispręsti. Tokiu būdu ne tik išvengsite nepatikimų paslaugų, bet ir galėsite priimti savo palankius sprendimus. Taip pat galėsite patarti ir padėti pasirinkti šeimos nariams bei draugams. Saugios bankininkystės.